Tai kągi, labas rytas. Legendinis Utenos buvęs automobilis Toyota Prius. Ir daiktai pakrauti. Čia krepšininko aprangėlės, daiktai daikčiukai ir mes pradedam kelionę į Čempionų lygos atranką. Kągi, važiuojam iki arenos. Ten susitiksime su komanda. Ten kartu lauks ir autobusas, išdalinsim aprangą, susižiūrėsim pasus, susiskaičiuosim žmonės ir pradėsim kelionę į Bulgariją. Su persėdimu skrydis šiandieną. Važiuojame į Vilnių, skrendam iš Vilniaus į Varšuvą, iš Varšuvos į Sofiją. Ir ten dar valandžiukį autobusu teks pavažiuoti iki vietos. Važiuosim turbūt, kad tiesiai į treniruotę. Taip jau yra sudėliotas tvarkaraštis. Čia jau parkuojasi ir mūsų nuostabus Maudros autobusai, kurie mus saugiai nugabens į Vilniaus oro uostą. Netrukus pasiparkuos ir pradėsim keleivių laipinimą. Prieš tai matėt legendinį Toyota Prius automobilį. O dabar jūs sakysite tai, ką vairuoja mūsų komandos krepšininkai šiais metais. Siunčiame linkėjimus mūsų geriem draugam Mototoja. Naujieji Toyota Cross hybrid automobiliai. Ten fone dar vienas. Čia matot, kaip mūsų daktaras ruošiasi kelionę. Nu, daktariukas, kokia nuotaika? Puikiai. Puikiai? Visi sveiki? Visi sveiki. O kas nesveikas pagydysim, ne? Taip. Kas dėl lagaminą? Tuščias? Tuščias. Lauktuvėm? Jo. Čia bus padėta vienas lauktuvės, čia bus kitokių lauktuvių. Ir žodžiu. Daktariukas žmogus galvotas iš karto apie lauktuvės. Kavutę geriam. Maestro Titas. Pasiruošęs? Labai gerai. Retai gamtoje užfiksuojamas vaizdas. Šviežiai iškeptas komandos kapitonas atvyko į išvykimo vietą. O kad ir čia šviežiai iškeptas kapitonas. Nu ką įsidėjai, Šarūnai, į lagaminą kelionę? Parbučius, aprangą ir bandelių. Bandelių. Kokių? Su cinamonu? Jo, atspėjai. Tiesioginė transliacija mūsų žiūrovam. Tiesioginė. Koks jūsų palinkėjimas visiems stebintiem? Gražaus savaitgalių, kaip čia, ir savaitės likusios. Tinka, imam. O mes pasistengsim prisidėti. Pagerą. Evaldas su kavutė. Labas rytas. Kokią kavą gerat? Latė. Atvyko ir mūsų valdžia. Aišku, svarbiausia turėti pinigų ir nuskalbti lygdį kelionę. Tai čia tai tokia, kaip sakyt, lengvoji dalis kelionės, malonioji. Paprastas dalykas, net nėra pats stipriausias varžovas. Nu tai gerai, pakuojamės ir varom skalbti lindžią. Ir čia ko? Gerai. Hello. Hello, Ivan. Hey, Where are you? in 5 seconds I'm in front of the shift. Okay, wait. Turim biškį vėluojančių, neslėpsim, bet nu ką padarys. Labas rytas. Viskas, pakuojamės į autobusą ir kylame. Geraširdis vadovas šokoladą dalina. Komentarai įmandai apie kelionės pradžią. Vairuotojas sakė, labiau norėtų 50, o ne šokolado, tai tiek ir gaunasi. 50, 100. Bubriskovičiai. Komandos daiktai, papildai, vitaminai, gumas, pagalį. Nuotaika, Vietuk prieš kelionę. Super. Užsimiegoji? Geras rytas, fantastika. Kaip oras? Tikėkimės, ten bus geresnis. Žiai prognozė Bulgarijos. Žiūrėjau 25. Fantastika. Kad ir aikštelė, taip ne? Nu, užteks ir +1 visur. Gerai, imam. We're gonna have a long trip to Bulgaria. Do you like Bulgaria? That's nice. And your last time was in Bulgaria, it was okay? Yeah, it was. We won the game last time. Okay. Tie, kurie skrenda per mėlyną dangų, ir tie, kur išdrįsta nuvyta abejonių.
beliepsnodami kyla ir krenta. Pabjūdės, kad jį paaiškinti. Tik tam, kad grąžintų tau tavo svajonę. Jis skrenda kaip vėjas, malūnai ir fėjos, raganų burtai, alchemikų turtai. O kaip tas lenkiškas oras tam? Kažkaip lenkiškai šviečia. Kokį lenkišką žodį, žinai? Žeč. Valyta. Pauliukai, kaip tau Lenkija? Normaliai. Gražu, ne? Saulytė šviečia. Na. Tai geriausi žodžiai. Dobrze. Dobrze. Pokeristų klubas. Čia pagal žetonus matot, kas yra. Pažiūrėkim. Ne, 5 eurų. 2 eurai. 2 euriukai. Nori, nenori. Nori, nenori. Kaip šiaip stalo lygis, Eimantai? Va, pažiūrėk, koks stalo lygis. 25 eurai all-in. Aulinas? 16. Čia dėl tokio banko? Prieš kamerą čia visi vaidint pradėjo. Dėl tokio banko reiktų lyti? Vien dėl tokio banko reiktų. Čia vien dėl banko reiktų lyti, bet nu, čia 25 eurais bijau. Ne, aš nusimetu. Labai graži korta, labai Gerai, graži. pamatysim paskui. Ir mė neturi labai. Parodyk į kamerą. Pasižiūrėsim, kas buvo. Laikykit prie savęs išsijungi ir verskime tas kortas. Čia yra bankas. Šiaip įdomu. No. Tuzas yra, bet labai mažas. Jau labanas. Kapitakai, tak. Čia bigalis atsiprašau. Čia tak, eilė. Eilė. Čia eilė, o... Pala, ne viską. Pala, paskaičiuojam. Lygiai Trumpo 20. komentarą, Rolandai tokią ranką laimėjus. Pradedantiems visada sėkmė, kaip sakant. Kur dabar skrenda? Kur tu neš lėktuvas? Būtų labai gerai, kad į Sofiją. Direktoriui nelabai išeina. Ne, direktorių nepraleidžia direktorių. O, pavyko. Nu, pažiūrim komandos vadovas kaip. Ai. Ne, palauk, ne tas pats. O? Kokia gėda. Ir mes skrendam į Sofiją. Nu, Aurimai, tu jau čia tavo vlogą veidas pasidarai. 3 valandas Varšuvai, kaip tau prabėgo jis? Greit. Matė biškį prie... Kiek stipriai? Daug. A, Mindaugas kaip jam susiklaustė? Puikiai. Greit ir nebrangiai palyginus su dakis. Prabangiai. Supratau. Nenoriu nieko sakyti, bet likimas taip sudėliojo. Pokeristų klubas vienoje eilėje. Gali būti įdomu. Kaip trenerių lėktuvas, pirmas įspūdis? Tikiuosi, kad veikia. Kiek čia tonų parodė? Žiūrėk, padalinsiu dėl vertimų. Dėl dylerių. And together with my crew, we're here to ensure that you have comfortable and safe flight. Now please sit back and Varžovas žiūri? fasten your seatbelt. The crew comes in front of the Reikia tikėtis. Geras varžovas? Kiek čia pinigą pasiekti? 10, 20, 30, 40, 50. Tu šiandien statai vakarienę? Po pusantros valandos turbūt, kad taip. How was the flight? Flight. The best in my life. Was the flight? Smooth. Okay. That's all? That's it. Okay. Varšava. Kiek mums čia važiuoti reiks? Planas apie valandą kažkur tai. Tai matysim. Ir tiesiai į salę, ne? Ne, planas yra tiesiai į salę. 10 minučių anksčiau nusileidom, žiūrėsim kaip spėsim. 20 minučių kokią vėlavo, bet lagaminai jau atėjo
Ir netrukus tikimės, kad viskas gerai ir galėsim keliauti toliau. Aurimai, dienos rezume kol kas. Visur vėluojam, bet visur spėsim. Vaizdai, taip sakant, tikrai nėra, kad labai čia džiugintų. Bet, nu ką, ne atostogaut atvažiavom, nes į gražią atvažiavom. Važiuojam dabar į salės, į treniruotę jau vėluosim. Bet bent kažkokią dalį treniruotės gal dar pavyks padaryti. Vietinės reikšmės. Kaip jum kaip žvejų va šitas telkinys vandens? Labai geras. Norėtumėt išlipti čia užmest porą meškerių? Būtinai. Daktaras miega. Matant šias valandas suprantam, kad treniruotę nebespėsim. Vėl treniruotės šiandien nebus. Važiuojame į viešbutį. Ten jau Aurimas kurs vakaro programą. Užsimiegoji, Auri? Ne, visai. Laukia jau tamsu, o mūsų kelionė vis dar tęsiasi. O kaip matote, beveik 8 ir kokios dar nei viešbučio nepasigam nieko. Bet jau toj turėtumėm būt vietoj.